Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, tinklalaidės vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šio epizodo metu pakviesime jūs susipažinti su atnaujintu nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu. Pagrindinė klimato kaitos priežastis jau daugeliui žinoma nepaliaujamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, arba trumpiau ŠESDO, koncentracijos Žemės atmosferoje didėjimas, didžiąja dalimi susidarantis žinoma dėl žmogaus veiklos. Todėl tam, kad sušvelnintume klimato kaitos mastą, privalu mažinti ŠESDO kiekį arba užkirsti kelią jų išmetimui. Tam yra reikalinga visose sektoriuose ieškoti efektyviausių priemonių, kurios prisidėtų prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo ir žaliosios transformacijos. Norint užtikrinti, kad ES pasiektų tikslus klimato kaitos srityje, valstybės narės rengia nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus. Apie tai, ko šiuo planu siekiama, kokios yra šio plano priemonės ir poveikis klimatui, šiandien tinklalaidėje kalbamės su Aplinkos ministerijos klimato politikos grupės vyresniąja patarėja Judita Liukaitytė-Kukienė. Sveiki, Judita. Sveiki. Ir Energetikos ministerijos strateginio planavimo ir biudžeto grupės projektų vadovu Enriku Edneriu. Sveiki, Enrikai. Labadiena. Na tai jau aš pakalbėjau, dabar jau žodis jums. Apie tą planą šiek tiek, kas galbūt tiems, kurie nėra susipažinę, kasgi apskritai yra šitas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas. Judita, galbūt nuo jūs. Tai iš tiesų yra didelis planas, kuriame suplanuotos visos priemonės, kurių Lietuva imsis laikotarpyje 2021-2030 metai. Tai čia yra siekiama dviejų dokumentų, kuriuose nustatyti tikslai ir uždaviniai įgyvendinimo priemonių nustatymo. Taip pat tikslai yra nustatyti nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje ir energetinės nepriklausomybės strategijoje nacionalinėje. Tai yra du dideli dokumentai, turim tikslus, turim uždavinius, turim tikslus klimatui, turim tikslus atsinaujinančiai energetikai, energetiniam efektyvumui. Bet kad tai pasiektumėm, kad tai nebūtų tik tais jau strateginis dokumentas, turim tikslą, bet nežinom, kaip į tai eiti, tai ir buvo sudaromas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas. Visos šalys tokius planus pasirengė, kurios yra Europos Sąjungoje, kad būtų galima matyti, kaip ir pati Europos Sąjunga keliauja link to savo tikslo klimato neutralumo 2050-aisiais ir 55% sumažinimo iki 30 metų. Tai mes turim tos nustatytus tikslus. Toliau jau dirbome daug su pačiais sektoriais, nes vien tik tais mūsų ministerijos kaip lyderiaujančios tame nieko nepasieks, jeigu mes nesidarbuosime su kitomis ministerijomis, nedirbsime su socialiniais partneriais, su visais kitais susijusiais jau nariais. Tai šiuo atveju planas buvo pradėtas ruošti netgi 21 metais. Ir nuo tada keliavome tik tais praeitų metų pabaigos, kada pagaliau jau turėjome tą galutinį produktą, turėjome ilgą procesą, kur dekarbonizacijos ir kitose darbo grupėse įtraukėme. Tai iš esmės tenai sudėta produktas, kuris ateina iš įvairių jau sričių, iš įvairių darbų, iš įvairių strateginių dokumentų ir yra sudaromas kaip paketas, kaip mes eisime, kaip judėsime iki 2030-ųjų. Kokie yra tie pagrindiniai tikslai, Enrique? Galbūt jūs sukuosina, šiek tiek Judita užsiminėt 55%, čia šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, ar ne? Europos Sąjungos mastu. Lietuvoje mes turime atskirą dalį, tai Lietuvai yra nustatytas tikslas minus 21% neapyvartinio taršos leidimų sektorių, tai šiuo atveju tas sektorius, kur yra nedidelis tos įmonės arba mes patys kaip vartotojai, nes tikslas ir išsiskiria, jisai yra bendras ES minus 62% apyvartinio taršos leidimų sistemoje dalyvaujančioms įmonėms, tai didžiosioms kaip mūsų didelės įmonės, dideli kurą deginantys įrenginiai. Tuo tarpu visi mes, kiekvienas iš mūsų, tas pėdsakas, kurį mes klimatui paliekam, jisai eina į neapyvartinio taršos leidimų sistemą, tenais 73% mūsų Lietuvos emisijų ir ateina iš to sektoriaus ir turim 21% tikslą, kuris vėliau yra suskaidomas sektoriui. Dėl to, kad tik tais didelio tikslo neužtenka, mes turime matyti, kaip kiekvienas sektorius vystysis ir kaip jam tos priemonės bus įsidėlioję. Tai šiuo atveju
Pavyzdžiui, žemės ūkis turi sumažinti 11%, o, sakykime, atliekų sektorius, kuris pakankamai gerai juda, mes tikrai tvarkomės gerai su atliekomis savo, su nuotekomis, iš kurių irgi išskiriamas yra šedas. Tenais yra 65% tikslas, transportui, sakykime, 14% ir kitiems sektoriam irgi jisai yra pasiskirstęs. Ar yra dar kažkokie tokie strateginiai aiškus tikslai, kuriuos reikia gyvendinti apart tokių procentinių šesdo mažinimo? Be abejonės, taip pat mes turime tikslus ir energetikos srityje. Kalbant apie atsinaujinančią energetiką, Lietuvai galutinis bendrasis energijos kiekis atsinaujinančios energetikos turi būti nustatytas iš ES 42,5%. Pagaminamas ar suvartojamas? Kiek turi būti atsinaujinančių galutinės energijos bendrai. Ir mes šį tikslą jau matome modeliuodami, kad jį viršysime. Apskritai Lietuvos nacionalinis tikslas yra turėti 55% ir mes jį planuojame irgi taip pat viršyti iki 30 metų. Yra ir papildomi tikslai, pavyzdžiui, kiek turėti atsinaujinančios elektros galutinėje sumoje, tai galutiniam suvartojime, tai mes planuojame jau 28 metais pasiekti 100% atsinaujinančios elektros srityje. Tai reiškia, kad mes Lietuva pasigaminsime ir turėsime pilną generaciją ir 100% atsinaujinančią elektrą. Nors mes savo nacionalinėse dokumentuose planavome tai tik 2030 metais, tačiau matome, kad atsinaujinančios energetikos plėtra iš tiesų puikiai veikia ir visi mes ją diegiame pas save namų ūkiuose. Taip pat turime ir energinio efektyvumo sutaupimo tikslą, tai energinis efektyvumas yra taip specifiškai pakankamai skaičiuojamas toks suminis sutaupimas, kiek per visą dešimtmetį mes sutaupysime. Tai reiškia, kad kuo anksčiau mes įdieksime tam tikras priemonės, kaip pavyzdžiui namų renovacija, kiekvienais metais mums vis didės ir didės tie sutaupimai. Tai kadangi mes visai nesenai jau atlikome, peržiūrėjom savo įgyvenimą, kaip mums sekasi, tai jau tos pradinius keletą metų mes jau viršijame, kiek mes energijos sutaupome ir tikrai einame geru keliu. Turime ir kitų tikslų, kaip pavyzdžiui didinti energetinį saugumą arba skatinti mokslinius tyrimus ir jų plėtrą, tačiau tie tikslai tokie daugiau yra kiekybiniai, tai kiekviena šalis jau pasirenka, kaip ji pati tą planuoja daryti. Taip skamba, kad Lietuva iš tokios nepatogios energetiškos situacijos ir tų konfliktų sugebėjo išsisukti labai pozityviai ir pasiekti tokius netgi labai ambicingus tikslus iš to, ką aš girdžiu. Ar yra dar kažkas, kur Lietuvai, žvelgiant į mūsų planą ir skeltus tikslus, irgi taip puikiai sekasi kaip su energetika, kad tikrai matom, kad pasieksim išsikeltus tikslus, ar vis dėlto būtent energetika ir čia atsinaujinančios energijos tas toksai sprogimas ir efektyvus augimas vis dėlto pirmauja. Tai Zita. Aš manyčiau, kad turbūt atsinaujinanti ta energetika, jinai eina į priekį vien dėl to, kad kartais arba klimatui draugiškai, arba energijai draugiškai mes pradedam gyventi tuomet, kada mums apsimoka. Ir ką mes matom, kad atsinaujinanti energetika žmonėms apsimoka. Mes statome saulės elektrinės, pigiau gauname energiją, visą kitą ir tuomet jau mes matome tą didesnį proveržį. Kuomet mes sutaupome ir esame nepriklausomi nuo iškastinio kuro, mums nereikia priklausyti nuo tų trečiųjų šalių, kokia bus kuro kaina ir visa kita, tuo galim apsirūpinti patys ir tai tiesiog yra tas postūmis mums. Tuo tarpu kitur, jeigu mes tos ekonominės naudos taip gerai nepamatome, mums yra žymiai sudėtingiau. Kur, pavyzdžiui, kur yra tie sudėtingesni taškai šitam plane ir įgyvendinimas? Transportas. Vienareikšmiškai transportas žvėriškai yra išaugęs, lyginant su 2005 lygiu, su kuo mes žiūrime į klimato tikslus. Ir šiuo atveju tai yra tas sektorius, kuris labai stipriai šoko į viršų su savo emisijomis. Jeigu kiti sektoriai, pramonė, energetika, dar kiti, kuomet mes turėjome tą iki 20 metų didėjimo galimybę su šiltnamio efektą sukeliančiom dujom, jie tokio augimo neturėjo. Galbūt žemės ūkis kažkiek, nes vėlgi trąšų buvo, galėjome pigias naudoti, vėlgi ką paskutiniais metais matom, trąšų kiekis mažėja, nes tiesiog jau brangu tampa, mes nebeturime baltarusiškų, rusiškų trąšų, mums yra brangu, mes paskaičiuojame ir mes mažinam. Tuo tarpu su transportu, ką mes matom, mums tiesiog vis dar apsimoka važinėti su paprastais automobiliais, brangstant
važiuojant visuomeniniam transportui mes pasiskaičiuojam, kad tikrai važiuojam, jeigu ypač daugiau žmonių, automobilių mums neapsimoka, jau autobuso bilieto, mums yra patogiau, mes mėgstame komfortą ir savo įgūdžius keisti yra labai sudėtinga. Ir šiuo atveju tiesiog tie sektoriai ir labiau stagnuoja, kur mes neturime to tokio mokestinės prievolės. Ir kaip visuomet yra sakoma, jeigu mes norim tikslo pasiekti, mes turim turėti paskatinimą kažkokį, tai pavyzdžiui, kaip didžioji dalis priemonių iš esmės, kurios yra plane, jos turi valstybės subsidiją, jos turi tą prisidėjimą iš valstybės ir mes sakom, jūs darykit, mes dalį padengsime kaštų, tačiau prie to pokyčio jau netiek daug ir jum reikės prisidėti. Bet tam tikrais momentais vis tiek nėra apsimokantis dalykas. Taigi tie patys elektromobiliai, kurie, kaip ir matėme, spartus didėjimas Vilniaus mieste. Jeigu Vilniaus miestas pakeis taisyklės, klausimas, ar mes turėsim visoje šalyje to sumažėjimų. Vien dėl to, kad žmogui nebeapsimokės, jisai nebeturės lengvatos parkavimui, jisai nebeturės lengvatos važiuoti greičiau į darbą, tiesiog vis dar dideli atstumai sudėtingiau nuvažiuojami, nes laiko reikia praleisti kraunantis. Ir jeigu mes turėsime pigų benziną, pigų dyzeliną, tas jau, kad mes pasigaminame savo energiją ir juo krauname elektromobilį, tam tikrų momentų gali tapti jau irgi nebe tas akstinas, kad mes norėtumėm tiesiog jau imtis tų žingsnių. Tai šiuo atveju tikrai yra tie sektoriai, kur apsimoka ir mes norime, ir mes greitai norime. Kartais mes norim ir dėl to pačio, sakykime, geresnio gyvenimo, kaip jeigu pastatas yra renovuotas, jeigu pastatas yra labiau energetiškai efektyvus ir mes kalbame šioje temoje truputėlį ir apie tą energetinio efektyvumo prizmę. Tai mes ir gyvename ir gražiau, nes ką tik sutvarkytas, mes nebeturim to seno, mes turime gražų fasadą, mes turime viduj pakeistus visus savo vamzdynus, visą kitą. Ir jeigu mes mokėsim toliau mažiau, tai irgi tai yra tas, kad mes ir gražiai gyvename, ir mes pigiau gyvename. Bet jeigu tokį nesusidėlioja, tada mes tiesiog pasižiūrim, kad galbūt aš tos pinigus išleisiu kažkur kitur, vietoj to, kad aš gyvenčiau klimatui draugiškai arba energetiškai draugiškai, ir tie sektoriai tiesiog ir yra labiau jau stagnuojantis, ir transporto tos pačios emisijos. 23 metais vėl matome jų išaugimą lyginant su 21-22. Mes atsigauname po COVID-o, vėl pradedam važinėti, vėl mes pradedam jau geriau, greičiau judėti visur, norim visoką pasivyti ir greitai judėti. Tuo tarpu, sakykime, mažosios energetikos sektorius. Jame yra tai, kur mes jau su tuo būsto, apie ką aš ir kalbėjau, katilų priemonė, namų renovacija. Tai irgi tas sektorius mažėjantis yra ir mes matom, nes tiesiog visi nori turėti efektyvesnį šildymą, nebešildysim jau mes anglimis, nebešildysim kažkaip kitaip, mes norime tiesiog lengvai, paprastai oras vanduo, arba biogranulėmis, kad mums kiekvieną dieną nereiktų tų melkų įmesti į pečių ar panašiai. Mes norim atsinaujinančio namo, apšildinto, be mažiausia klasė. Ir tos priemonės iš tiesų juda, ir tie sektoriai žymiai labiau juda lyginant su kitais. Tai, Enrikai, reflektuojant tai, ką Judita pasakė, ar energetikos srityje juntamas tikrai tas, kad ten, kur apsimoka, gyventojai saulės elektrinės statosi, ar ne, namus renovuojas, ar renovacijoje mes matome tą, kad žmonės mato tą naudą ir dėl to renovuoja ir tas efektyvumas auga. Ar vis dėlto yra dar tų vietų, kur ta stagnacija egzistuoja? Iš tiesų, turbūt mes visi suvokiame, kad ateityje viskas vis labiau ir labiau elektrifikuosis. Mes turėsime, nežinau, ir daugiau buities prietaisų, elektrinių ir taip toliau. Tai reiškia, kad elektros mes suvartosime daugiau ir be abejonės, kai turi savo nuosavą saulės elektrinę, tai tau yra tiesiog pigiau. Tada tu pradedi galvoti, kad su elektra gali ir turėti ir šildymą ir taip toliau. Tai pradedi tą namą ir taip savo renovuotis. Tai matome tikrai čia pakankamai gerą augimą, šilumos siurblių priemonės, kur yra teikiamos subsidijos valstybės, iš tiesų yra labai populiarios ir mes labai tuo džiaugiamės. Galbūt yra tam tikrų sričių, kur galima dar būtų truputėlį pasistengti. Tai čia aš jau truputėlį referuočiau į daugiabučius namus, nes vis dėlto planas yra pakankamai ambicingas, bet vis dėlto tie skaičiai nėra tiek džiuginantis. Tai iš tiesų dabar dedamos yra didelės pastangos, kad
supaprastinti tam tikrus procesus, pagreitinti juos, pavyzdžiui, pradėti kvartalinę renovaciją, daugiau skatinti žmonės rinktis, nes tada būna sutvarkomas ir visa aplinka, ne tik jų namas. Taip pat ir rinktis skydinę renovaciją, pritaikyti tas naujasis technologijas. Tai dirbama įvairiais frontais ir ten, kur stagnuojama, mes dedame visas pastangas, kad to nebūtų. Tai šiek tiek pakalbėjome ir tą apie energetiką, bet norisi dar prie klimato kaitos pačios, to pagrindinio tikslo, dėl ko mes visą tai darome. Ar yra kažkaip skaičiuojama ir įvertinta, kaip šitas planas, jeigu mes įgyvendinam visus tos tikslus iki 30 metų, kaip tiesiogiai mes prisidedame prie kovos su klimato kaita, prie aplinkos taršos mažinimo, prie energetinio efektyvumo, ar yra kažkokie tikslus išsikelti skaičiai ir KPIs vadinamieji, ką mes norime pasiekti ir tada sakyti, kad taip šitas planas buvo efektyvus. Ir galėtume atsisukti į šitą laidą po 5 metų ir sakyti, va, pavyko arba nepavyko kažkur. Tai yra du turbūt su klimato tokie dideli tikslai. Tai vienas, kaip minėjau, 21% lyginant su 2005 metais iki 2030 metų sumažinimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tai mes turime tą nustatytą ir trajektoriją iš Europos komisijos, kaip turime judėti link to. Tai nėra taip lengva ir paprasta, ta trajektorija judėti, kaip minėjau, yra transportas, kiti sektoriai, kur tikrai sudėtinga. Tai tik tais transformuojantis prie to prieisim. Kitas tikslas yra jau CO2 kaupimas. Tai vadinamasis tas LULUCF arba kitaip žemės kaupimo, žemės naudojimo ir miškininkystės sektorius, kur mes irgi Lietuvoje turim savo tikslą tam tikrą kiekį CO2 absorbuoti savo miškuose, savo žemėse. Ir šiuo atveju tuomet mes galėtumėm kompensuoti dalį tų emisijų, kurios atsiranda jau iš kitų sektorių. Tai irgi turime tą tokį didelį tikslą, kur Tai čia atsiranda tie aplinkos apsaugos sprendimai, ten gamtos išsaugojimo, ar ne, aš taip suprantu, kad... Ne, čia gamtos išsaugojimas tai yra pagal gamtos jau nacionalinį gamtos išsaugojimo tą planą. Tai čia ne visai taip, tai yra tiesiog jau ir CO2 sugavimo atskiras tikslas, kuris ateina per LULUCF tą sektorių į visas nacionalinius visus planus ir šiuo atveju kiekviena šalis tą tikslą turi. Tai buvo nustatytas ir referencinis lygis, nuo kurio ir turi Lietuva padidinti tam tikrą dalimi savo sugėrimus, tik tais tuomet galės jau naudoti tą lankstumo mechanizmą. Tai šiuo atveju, jeigu pas mus nutiks daug, pavyzdžiui, nelaimių su miškais, mes turėsime ir toliau tą jau eglių žūtį, mes, pavyzdžiui, jeigu turėtumėm ekstremalias sąlygas orų vasaros metu ir mūsų miškai būtų labai išlaužomi, šiuo atveju tada kiltų irgi grėsmė, kad mes tiesiog nepasieksim tų tikslų. O koks yra tikslas? Kiek reikia? Tikslas tai yra 3,2 milijono tonų per 5 metų laikotarpį sutaupimas, o jeigu mes žiūrime, tai tas padidėjimas yra per 661 toną lyginant su ankstesniu laikotarpiu referenciniu. Tai yra jau tam tikri skaičiavimai, kuriuos yra reikalinga atlikti ir palyginti, bet tiesiog bendrai pasižiūrės, mes turim nuo referencinio lygio padidinti savo sugėrimus ir turim tos du laikotarpius 21, 25, 26, 30, kuomet turim turėti sugėrimus ir turime jau didinti juos, kad galėtumėm pasidengti. O kokiamis priemonėmis tą didinimą galima įgyvendinti? Kaip tai atrodo realybėje? Realybėje atrodo taip, kad mes turime tiesiog žemėje, kad būtų kaupimas arba miškuose, arba mes galim turėti užrakinto medžio produktus. Tai šiuo atveju viena iš tokių priemonių, kurios, tiksliau, ir du blokai įskaido priemonių yra žemės ūkio priemonės ir yra miškų priemonės. Ir prie miškų mes turime ne tik tais, kad miškus sodinti, savo minukus išsaugoti, bet šiuo atveju turime ir tai, kad, pavyzdžiui, jeigu yra stalas ne plastikinis toks, o yra kaip vazonėlis medinis, tai šiuo atveju tas medis, kuris eina į tas pačias skydinę renovaciją ir visur kitur, balduose, kitur jisai yra tiesiog CO2 užrakinamas. Tai vadinasi, kad jisai yra neatiduodamas vėl į atmosferą, mes nesudeginame to miško, mes jį tiesiog panaudojame ir jisai toliau stovi ir neatiduodamas CO2 į atmosferą. Žemės ūkyje tai vienos iš tokių
efektyviausių neariminė technologija, nes šiuo atveju tu tiesiog neari, neatiduodi atgal, tuomet yra atskirus kaip baltyminių augalų plėtra, tuomet, nes irgi daugiau CO2 yra sugeriama, yra pievų išsaugojime. Taip pat pelkės, vienas iš tokių, kur tiesiog vėlgi mes turime atstatyti pelkės, durpynus, kad iš tenais irgi būtų mažesnis iš organinių dirvožemių, mažesnis jau pats išmetimas. Tai tokiu du, sakyčiau, pagrindiniai. Vienas, mes turime mažinti tuose pagrindiniuose sektoriuose, kai pramonė, transportas, mažoji energetika, atliekų žemės ūkis. Kitas dalykas, mes turim sugėrimą didinti, nes pradžioje tikrai reikės to lankstumo mechanizmų, kad mes padengtumėm tą savo emisijų skirtumus, tai žemės ūkis, miškininkystė, tai kur mes turim didinti sugėrimą, kad galėtumėm jo pasidengti to, ko nepasieksime. Dar grįžtant trumpai, nors jau laida keliauja į pabaigą, šiek tiek dar prie energetikos, tai, kaip suprantu, tikslas yra ne tik tai didinti atsinaujinančios energijos gamybą, bet ir naudojimą, ar ne, tiek pramonėje ir privačiame sektoriuje. Kaip tą padaryti, kaip paskatinti verslus, kad jie pereitų prie atsinaujinančios energijos naudojimo, ar tam yra kažkokie finansavimo šaltiniai ir kaip juos motyvuoti? Be abejonės, taip. Verslas iš tiesų pats renkasi, bet jis skaičiuojasi savo sąnaudas kelis metus į priekį. Ir matome, kad daugelis verslų, ypatingai kurie yra imlūs elektros energijai, jie mato jau tam tikrą naudą turėti ir savo elektrinės ir panašiai. Gal čia reikėtų paminėti, kad pramonė skaičiuojasi iš tiesų kiekvieną centą, tai kuo toliau mes eisime link to, mes turime matyti, kad ta žalioji energetika yra konkurencinga ir vartotojams už prieinamą kainą yra. Tai bet kokiems tiek buitiniams, tiek juridiniams. Tai priemonių yra įvairiausių, pavyzdžiui, turime saulės ir vėjo elektrinės būtent per Iltę dabar priemonę, kur gali aplikuoti būtent juridiniams asmenims. Taip pat yra įvairiausių būdų, nueikite į Lietuvos energetikos agentūros puslapį ir ten taip pat rasite daug įvairių priemonių, kurias mes skatiname verslą rinktis. Ar aplinkos ministerija irgi turi priemonių, kurios padeda skatinti verslą rinktis tos aplinkai draugiškesnius sprendimus? Turbūt ne tik aplinkos ministerija, mes turime dalį priemonių, kurios per aplinkos projektų valdymo agentūrą yra paleidžiamos iš klimato kaitos programos arba iš modernizavimo fondo, bet mes visuomet bendradarbiavame su sektoriais. Tai šiuo atveju susisiekimo ministerija, žemės ūkio ministerija turi daug priemonių, ekonomikos inovacijų ministerija, tai šiuo atveju mes dirbame bendrai ir visos tos priemonės, didžioji dalis, sakyčiau, 80 daugiau procentų, kurios yra numatytos plane, jos jau yra pasileidę. Tai vadinasi, finansavimas yra duodamas, dalis priemonių, tačiau nedidelė tik tais, kuri vis dar neturi finansavimo, ir didžioji dalis tai yra, kad pradžioje mes turim finansavimą, tačiau iki tam tikro laikotarpio, tam tikro kiekio, toliau jau yra reikalinga plėsti apimtis ir judėti toliau. Ir yra tokių tikrai, mes tik neseniai atrodo planą priėmėm, bet jau turim priemonės, kaip, pavyzdžiui, ta pati išimtis akcizų įstatyme biometanui, kad nebebūtų apmokestinama, kur tikrai matėsi, kad eitumėm į tą atsinaujinančią dalį ir jau naudotumėm daugiau biometano, ne iškastinio kuro. Tai šiuo atveju buvo priimta pernai metų pataisa akcizų įstatymo pernai metų pabaigoje ir mes jau turime nebe tą planuojamą priemonę, bet esamą. Ir tam tikros kitos kelios priemonės jau yra, kad atrodo trumpas laiko tarpas, bet jau pajudėjome ir nuolat tiesiog žiūrim, vertinam, kaip mums sekasi, kur mes turim tokius didesnius trūkčius. Aišku, yra visuomet grėsmių iš to atsirandančių kartais skepticizmo dėl klimato kaitos, dar kitų dalykų, kad galbūt mes jau eisime iš to žaliojo kurso labiau į gynybą, dar į kitus dalykus, bet iš kitos pusės, apie ką mes kalbame dabar, tai didelė dalis prisideda prie mūsų būtent pačių gynybos, nepriklausomybės, kad mums nebereikia iškastinio kuro. Mes galime apsisaugoti ir mes esame mažiau pažeidžiami, nes šiuo atveju mes savo energetiką išskaidome labiau ir turime labiau kuo pasikrauti ir važiuoti, ar ne, jeigu užsukta būtų kraneliai tam tikri, mes būtent turime tą savo energiją, kurią pasigaminame, arba mums jos reikia mažiau, jeigu mes esame labiau energetiškai efektyvūs. Tai šiuo atveju mes einame tą pačią kryptimi,
Tik tais kartais vis tiek reikia tokių kalnelių, kaip sakant, praeiti, kartais judame dabar ties truputėlį į įkalnę, bet tikiu, kad su to planu irgi pajudėsime į nuokalnę. Tai labai, labai gražiai ir užbaigėte, man atrodo, tokia labai gražia mintimi, kad, tai iššūkių natūralu, kad yra planas, kaip suprantu, yra didžiulis, ilgai trukęs paruošti, ilgai trunkantis įgyvendinti, kompleksiškas, bet labai smagu girdėti tos ambicingus planus, tai palinkėsiu sėkmės juos įgyvendinant, tiek jums, tiek visiems, nes visi prie to prisidedame, kad tas planas būtų įgyvendintas. Tai dėkoju savo šiandienos pašnekovams, aplinkos ministerijos klimato politikos grupės vyresnioji patarėja Judita Liukaitytė-Kukienė. Ačiū Judita už pokalbį. Ir energetikos ministerijos strateginio planavimo biudžeto grupės projektų vadovas Enrikas Etneris. Ačiū Enrikai už pokalbį. Dėkui, malonu. O klausytojams ir žiūrovams noriu dar kartą padėkoti, kad buvote su mumis ir iki kitų kartų.